Dirbame tam, kad gyventume saugioje Lietuvoje. Mūsų kasdieninis gyvenimas reikalauja vis didesnio energijos kiekio. Energijai gaminti naudojamas vėjas, saulė, vanduo ir kiti atsinaujinantys šaltiniai. Tačiau šiandienos žmogui jų nepakanka. Vienas svarbiausių ir perspektyviausių energijos gamybos būdų – branduolinė energetika. Tačiau branduolinė energetika, kaip ir kitos žmogaus veikos, neišvengiamai susijusi su atliekų susidarimu. Branduolinės energetikos atliekos yra radioaktyvios. Kiekviena valstybė, kuri naudoja radioaktyviąsias medžiagas ir kurioje susikaupia radioaktyviosios atliekos, privalo pati pasirūpinti, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos ir palaidotos. Radioaktyviosios atliekos skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, taip vadinama radiacija. Ją skleidžia tol, kol suskyla atliekose esantis radionuklidai. Skildami branduoliai išspinduliuoja alfa arba beta daleles ir gamma spinduliuotę. Atliekose esančių radionuklidų savybės ir lemia radioaktyviųjų atliekų pavojingumą. Radioaktyviosios atliekos yra skirstomos pagal radionuklidų pusėjimo trukmę į ilgaamžes ir trumpaamžes, o pagal radionuklidų aktyvumą į labai radioaktyves, vidutiniškai ir mažai radioaktyves bei labai mažai radioaktyves. Pačios pavojingiausios labai radioaktyvios ilgaamžės atliekos. Tai būtų panaudotas kuras, metalinės reaktorių kuro rinklių dalis, valdymo strypai. Jos išlieka pavojingos žmogui ir aplinkai iki milijono metų. Vidutiniškai ir mažai radioaktyviosios trumpaamžės atliekos. Jie sudaro naudoti prietaisai, filtrai, metalo laužas, betonas, skystas atliekų koncentratas, reaktorių komponentai, pelenai, kelia grėsmę apie 300 metų. Labai mažai radioaktyvios trumpaamžės atliekos. Tai betono, metalo, plastiko atliekos, popierius, mediena, apsauginiai drabužiai. Išlieka pavojingomis apie 100 metų. Todėl labai svarbu tinkamai sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir apsaugoti žmogų ir aplinką nuo galimo žalingo poveikio. Tvarkant atliekas, plačiai taikomi cementavimo ir presavimo metodai. Tokio apdorojimo metu atliekos yra sukietinamos ir sumažinamas jų tūris. Vienintelis šiuo metu priimtinas ir saugus galutinio sutvarkymo būdas yra atliekas palaidoti žemės gelmėse ar paviršiuje įrengtose kapinynuose. Išnagrinėjusi tarptautinę patirtį, Lietuva trumpaamžiems atliekoms laidoti pasirinko Lietuvos sąlygomis tinkamiausią sprendimą – paviršinius kapinynus. Daugumoje Europos valstybių radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, laidoti ir prižiūrėti jas palaidojus yra įkurtos radioaktyvių atliekų tvarkymo įmonės. Lietuvoje šiuo metu veikia radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra RATA. Ji kartu su Ignalinos atominė elektrinė rūpinasi jau sukauptų ir Ignalinos atominės elektrinės išmontavimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. RATA taip pat prižiūri ir uždarytą radioaktyviųjų atliekų saugyklą prie Maišiagalos. Saugykla buvo skirta saugoti pramonės, medicinos ir mokslo įmonių ir įstaigų radioaktyvias atliekas iš Lietuvos, Kaliningrado srities ir Baltarusijos. 2006 metais RATA pertvarkė šią iš Sovietų Sąjungos laikų likusią saugyklą įrengdama papildomus saugyklos rūsio apsauginius barjerus, pagerindama fizinę apsaugą. Virš monolitinio gelžbetonio rūsio buvo įrengti grunto ir 2 vandeniui nelaidžių membranų sluoksniai. Instaliuota apsaugos nuo gyvūnų ir žmonių sistema. Atliekant saugos darbus buvo bendradarbiaujama su Prancūzijos specialistais. Nepaslaptis, kad daugeliui žmonių žodžiai radioaktyviosios atliekos kelia baimę, mes įpratę bijoti to, ko nesuprantame, to, kas apaugęs legendomis. Todėl nežinojimas turi virsti žinojimu. Ir tada visuomenės požiūris į radioaktyviąsias atliekas pasikeis, jeigu ne iš esmės, tai bent jau ganėtinai daug. Nu, aš pats kaip žmogus, turintis tokias vertybės, kaip švari aplinka ir ramus gyvenimas, joje norėčiau
kad vieną dieną radioaktyvių atliekų tvarkymo specialistai pasakytų, mes nieko prieš gyventi šalia mūsų suprojektuotų ir pastatytų radioaktyvių atliekų kapinynų. Kiekvienais metais radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir laidojimo klausimams aptarti yra organizuojami tarptautiniai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų susitikimai, kuriuose dalyvauja radioaktyviųjų atliekų turinčių šalių specialistai ir atliekas tvarkančių organizacijų vadovai. Tatena, Europos komisijos atstovai. Similar types of repositories work more or less in many European countries, in Spain, definitely in France, in Slovakia, in Czech Republic. There are some other countries. Tokio patipo saugyklos veikia daugelėje Europos šalių, kaip Ispanija, Prancūzija, Slovakija, Čekija. Keletas šalių taip pat ruošiasi tokių saugyklų įrengimui. Panašios saugyklos veikia Suomijoje ir Švedijoje. Taigi yra daug informacijos, kurią Lietuva ir RATA gali gauti iš kompanijų atsakingų už radioaktyvių atliekų tvarkymą tose šalyse. Which have the mandate to dispose nuclear waste in those countries. This meeting is a perfect opportunity. Šis susitikimas Lietuvoje yra puikia galimybė, kadangi RATAS organizavusi jį, suteikė progą visoms Europos šalims pasidalinti patirtimi. Ir aš tikiu, kad didžiausias šio susitikimo motyvas yra šios patirties panaudojimas siekiant naudos Lietuvai. Is to use those experiences for the benefit of Lithuania. Naujuosius kapinynus įrengti planuojama šalia Ignalinos atominės elektrinės. Vieta pasirinkta įvertinus gamtinės sąlygas, atstumą nuo Ignalinos atominės elektrinės ir atsižvelgus į Lietuvos visuomenės bei kaimyninių valstybių ekspertų nuomonę. Trumpamžių labai mažo radioaktyvumo atliekų kapinyno statyba bus pradėta 2011 metais, o vidutinio ir mažo radioaktyvumo atliekų kapinyno 2015-16 metais. Labai mažo radioaktyvumo trumpamžiams atliekoms laidoti skirto kapinyno pagrindą sudaro betonas. Ant jo sukraunami radioaktyvių atliekų konteineriai ir atliekos, padengtos apsauginė plėvele. Jos užpilamos smėliu. Smėlis uždengiamas vandeniu nelaidžiu sluoksniu. Jis padengiamas natūraliu gruntu, o šis juodžemiu ir apželdinama žolė. Mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekoms laidoti skirto kapinyno pagrindas yra vandeniu nelaidus molis. Ant jo įrengti gelžbetoniniai rūsiai. Rūsiuose talpinamos kietos ir sukietintos radioaktyviosios atliekos. Užpildyti gelžbetoniniai rūsiai užsandarinami betonu. Juos dengia dar vienas molio sluoksnis. Molį dengia apsauginė danga, susidedanti iš akmenų, smėlio, grunto ir juodžemio. Kapinyno paviršiuje želia žolė. Daugiasluoksnė natūralių ir dirbtinių barjerų sistema patikimai izoliuoja radioaktyviąsias atliekas. Molis ir betonas neleidžia drėgmei prasiskverbti iki atliekų ir sulaiko radionuklidus. Betonas ir akmenų sluoksnis saugo nuo žmonių ar gyvūnų įsibrovimo į kapinyną. Absolutely, I'm convinced that Lithuanians will do a very good job, that RATA is working very hard. Aš esu įsitikinęs, kad Lietuvai seksis puikiai. RATA dirba tam, kad surastų tinkamiausią sprendimą, tinkamiausią vietą trumpamžių, mažo bei vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laidojimui. Šie procesai yra ilgalaikiai, reikalaujantis bendravimo su vietinėmis bendruomenėmis, įtakos grupėmis. Kiekvienas, kuris turi reikalingos informacijos, turi būti išklausytas. Reikia bendrauti su žmonėmis. Taigi tai užtruks. Tačiau galiausiai jūs pasieksite sėkmingų rezultatų ir RATA padarys Lietuvą geresnę ir saugesnę. Uždarius kapinynus, RATA ir toliau juos stebės ir prižiūrės. Užtikrins jų fizinę saugą, vykdys aplinkos stebėseną. Reikalui esant šalins atsiradusius sutrikimus ar suirimus atstatys. Teiks informaciją apie kapinynų ir jų aplinkos būklę visuomeniai. Dirbame tam,
kad gyventume saugioje Lietuvoje.